Esu Laurinas Vertelis, futbolo klubo Lietava vartininkas, man 28 metai. Pats esi iš Mažeikių? Taip. Užsispyręs esi žemaitis? Manau, kad taip. Kodėl būtent vartininkas? Nežinau, pradėjau lankyti futbolą 6 metų, beros. Tuo metu atrodė lengviausia pozicija. Mažiausiai darbo, bet toli gražu taip nėra. Pats tai sugalvojai, ar treneris paskatino vartininkauti? Ne, pats sugalvojau. Būtent sakau, kad man tuo metu atrodė, kad lengviausias darbas aikštėje vartininkų pozicijai. Ir šitas prilipo iki šių dienų? Taip, nuo pat mažumės iki šiandien dar rungtyniauju šitą poziciją. Pradėjai Mažeikiuose, koks pirmas treneris? Pirmas treneris tai mano tėvas Saulius Vertelis ir nuo 6 metų iki 17 jis buvo mano treneris, kai išvažiavau žaisti į Kauną. Būtent užsiminei Kauną, kokie tavo klubai buvo iki Lietavos? Tai 17 metų išvažiavau Kauną, pasirašiau kontraktą su ABK Kaunu. Žaidžiau už dublerinę komandą į FK Jėgeriai. Paskui buvau skolinamas FK Šilutės komandai ir po to žaidžiau už ABK Kauną. Kiek žaidžiau, kiek nežaidžiau, kiek ant suolo sėdėjau. Minėjai visas komandas, kuriuose žaidėjai. O kaip Kėdainių Nevėžis? Ten irgi rungtyniavai? Jo, Kėdainių Nevėžį atrungtyniavau prieš Lietavą 3,5 metų, sakyčiau, visai neblogi metai buvo, ten irgi geras kolektyvas. 3 metus buvom vicečempionai. Nežiūrint futbolo, tavo įsimintiniausi įvykiai gyvenime. Pirmi žingsniai darželyje, mokykloje, pirmoji meilė. Buvo, aišku, darželį meilių. Nežinau, ką įsimintiniausi įvykiai, nežinau. Man tai įsimintiniausia galbūt, kai žaidžiau vaikų futbolą dar Mažeikiuose, tai dažnai važiuodavom į Daniją, į Švediją. Danijoje 4 metus berods iš eilės paėmėm pirmą vietą, tai man šitie metai buvo įsimintiniausi. Tavo nuomonė apie dabartinį tavo klubą, apie futbolo klubą Lietavą, apie trenerius, žaidėjus, vadovybę? Nežinau, viskas puiku, iš tikrųjų. Treneriai dirba savo darbą, žaidėjai dirba savo darbą, labai geras kolektyvas, draugiškas. Aikštėje visada užsivedę, kaunamės, nežinau, vadovybė taip pat puikiai, viskas, sąlygos geros, viskas labai puiku. Šiai dienai komanda yra pirmoje vietoje. Ar tai tikrai atitinka tikrovę? Pasakysiu taip, labai daug stiprių komandų pirmoje lygoje, tai šiai dienai esam pirmoje vietoje, kitą dieną galime būti jau ir nebe pirmoje vietoje. Tiesiog reikia kiekvienas rungtynes išeiti ir kovoti. Jeigu norim išlaikyti pirmą vietą, tai turim kovoti kiekvienas rungtynės kaip paskutinės. Tavo ateities tikslai gyvenime ir futbole? Mano ateities tikslai? Nežinau, futbolas, tai aš kaip jau nelabai ir žiūriu ten aukščiau, profesionaliau. Man 28 metai, gal ir nelabai įdomus esu jau rimtesniem klubam. Tai tiesiog myliu futbolą, noriu dar pažaisti jį ir tiek. Dėkui ir sėkmės. Ačiū labai.